kai važiavom į podiumą, nuo Park Fermė, uždaro parko, buvo 8 km vandenyno pakrantė tiesaus kelio. Ir prieki manęs pamačiau atsikeliant sportininką ir sėdant savo motociklą. Ir nuvažiuojant tolyn. Privažiavau, žiūriu, krūvą detalių. Supratau, kad plojas kaip reikiant. Tai greičiausiai išpildė žiūrovų pageidavimus akrobatiniams triukams, bet nepavyko. Šiaip tai, emocijos žudo tokiais momentais. Ir svajonės, ir žmonės, ir technika. Tiek žmogus pasimetęs, kad net nepasiėmė šito legendos dangtelio, kas yra labai svarbu. Tai tą dangtelį vežiau porą šimtų kilometrų, bet tik po to pamačiau, kai jis vis dėlto jau nelabai tinkamas. Tai va, tokia irgi pamoka gera nuo pat pradžių. Pasirodo, galima griūti net nedevažiavus iki arkos, o greičio ruožas buvo trumpas, gana greitas, klampus smėlis, bet labai toksai, legenda nebuvo detalizuota. Ir reikėjo improvizuoti. Tiesiog privažiuoji, atrodo, kad bus lygų. Tiksliau atrodo, kad bus nukirsta kopa, kažkokia ta panaši, o privažiuoji arčiau, matai, kad lygų, o greitis jau kritęs. Tu vėl padini greitį, vėl atrodo, toj bus koks nors skardys, privažiuoji, o ten lygų. Na ir čia reiškia taip, tada privažiuoji prie trečio, tai jau dabar bus lygų, o ten skardys. Ir teko šokti porą kartų, tai po to sakau, gal vėliau. Tai va, atvažiavau aš neskubėdamas. Tai nenusiminęs dėl tų 40 pozicijų prarastų? Ne, tai ralis tik prasideda ir čia 40 pozicijų aš praradau per 55 sekundės. Tai ką reiškia 55 sekundės?